Tu esi sąžiningas, aktyvus, sumanus ir sąmoningas žmogus? Tokie yra tavo draugai bei kolegos? Tiki, kad Lietuvą ir jos ateitį turi kurti kiekvienas pilietis? Suklusk. Mes, piliečiai, dirbdami, mokydamiesi, augindami vaikus ar naudodamiesi privataus bei viešojo sektoriaus paslaugomis, kiekvieną dieną pirmieji pamatome valdžios sprendimų privalumus arba trūkumus. Juk mes žinome, kaip reikia spręsti problemas, su kuriomis susidurėme. Juk mums kyla puikių idėjų, kaip situaciją padaryti geresnę. Mes mylime Lietuvą ir siejame svajonę su ja. Mes suprantame, kad be iniciatyvos nebus ir pokyčių. Todėl būkime vieningi, aktyvūs ir kūrybingi, kad senieji politikai pripažintų faktą. Metas skaityti su Lietuvos žmonių valia. Įsivaizduokite, jei visi Lietuvos žmonės taptų komandą siekiančią bendrų tikslų ir visuotinės gerovės. Jei suburtume bendruomenę, kurioje nebijotume diskutuoti, argumentuoti ir norėti rasti sprendimus geriausiai tenkinančius mūsų visų, o ne siaurų interesų grupių poreikius. Tada taptume tikraisiais savo šalies šeimininkais ir su pasididžiavimu vairuotume Lietuvą mūsų pačių nutiestų keliu. Lietuva 2.lt – tai elektroninės demokratijos socialinis tinklas su aiškia ateities vizija. Sukurti sąlygas, kad kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų minimaliomis pastangomis maksimaliai įsitraukti į valstybės gyvenimą. Šis įrankis gali suburti Lietuvos žmonės į vieną didelę širdį bei galingą ir teisingą protą, sauganti ir kurianti mūsų visų Lietuvą. Kiekvienas pilietis, užsiregistravęs socialinėme tinkle Lietuva 2.lt, gali teikti savo pasiūlymus bei problemų sprendimo būdus. Mūsų ekspertai čia pat pasiūlė savo įžvalgas, argumentus ir kontrargumentus. Bendruomeniai aptarus ir išrinkus geriausią pasiūlymą ir paruošus galutinį įstatymo projektą, kviesime jį palaikyti visus savo draugus ir pažįstamus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, pasiūlymai surinkę 50 000 piliečių parašų keliaus tiesiai valdžios atstovams į rankas. O Lietuvos Respublikos Seimas privalės svarstyti mūsų pateiktą įstatymo projektą ir įgyvendinti tiesioginę piliečių valią. Tokiu būdu mes, visi sąmoningi Lietuvos piliečiai, tapsime tikraisiais savosios Lietuvos kūrėjais. Lietuva 2. Čia sprendi tu.